miesteliui 555 metiniam paminėti. Ta proga buvo specialiai sukurtas Žaslių miesteliui kūrinys. Autorius Vidmantas Bartulis. Kūrinys vadinasi Mūsų Lietuva, skirtas Žaslių miestelio jubiliejui. Atlieka Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos kamerinis orkestras. Vadovas Robertas Liškevičius. Solo saksofonu Liudas Mockūnas. Kartu su Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestru žygiuoti gražioje eisenoje į miestelio aikštę prie paminklo. Ir mes iškilmingai netrukus atidengsime paminklą ir šventė tęsis toliau. Šiandien Žaslių miestas švenčia 555 savo gimtadienį. Tad ir pasveikinkime žasliečius. Aš esu vienas iš jūsų. Aš esu žaslietis. Tas, kuris kartu su mumis visais nuėjom tą kelią, ne tik šiandienos kelią per miestelį su gražia eisena nuo bažnyčios iki aikštės, bet ir tą kelią, kai čia seniūno Algimanto Mataičio amžinajam atilsį kabinete kartu su bendraminčiu Alijardu Lukaševičium gimė idėja, kad Žaslių miesteliui reikia dar vieno ženklo, dar vieno architektūrinio akcento, paminklo. Ir šiandien štai čia turim jį. Ant granito kolonos marmuro skulptūrą, simbolizuojančią mūsų miestelio herbo angelus, arba genijus, kitaip jos vadintume, su dviem užrašais. Į aną pusę, link Limino ežero, žvelgiantis užrašas sako Ex Mancipio Libertas. Iš nuosavybės laisvė. Ta nuosavybės dar norėčiau praplėsti supratimą. Tai ne tik nuosavybės, tai yra sava. Tai, kas mums yra sava. Aš linkiu mums visiems ir kiekvienam, kad ir šitas simbolis taptų savu. Ir tiem, kurie atvažiuoja ir tikrai
gal vienintelį kartą būdami čia Žasliuose fotografuosis prie šito paminklo. Ir tiem, kurie kiekvieną dieną eis į darbą, į mokyklą, į bažnyčią pro jį, kad pagalvotų, pakeltų galvą aukštyn, kad gautų įkvėpimą darbam, vieningumo jausmui, patriotiškumo ir pasididžiavimo savo miesteliu jausmui. Tikiu, kad šitas simbolis ir kad tokios šventės kaip šita mūsų padės mums visiems vieni kitus geriau suprast, turėti jėgų ir įkvėpimo dirbti savo miestelio ir vieni kitų labui. Su švente, mėly žasliečiai. Ponios ir ponai, istorinis momentas. Prašome garbius svečius, šeimininkus. Tai linkiu, kad tradicijos Žasliuose būtų puoselėjamos ir stiprinimos, pradedant bėgimu aplink Žaslių ežerą tradiciniu, baigiant ir daugybę kitų iniciatyvų. Be abejo, aš noriu džiaugtis, kad visame tame dalyvauja gausus pulkas mokytojų, Žaslių pagrindinės mokyklos bendruomenė, moksleiviai. Bendraukime ir iš to matykime didelę prasmę. Su gražia švente jūs, mėly žasliečiai. Labą dieną, mėly žasliečiai. Labai džiugu, kad pas mus Lietuvoje gražėja mūsų gyvenvietės, miesteliai, kaimai. Labai džiugu, kad žmonės atsikvėpę po sunkių darbų suranda laiko gražinti savo sodybas, savo gyvenvietės, savo būtį. Tai tikrai graži lietuviška tradicija, kuri vis daugiau ir daugiau bujoja mūsų šalyje. Su švente, mėlėjai, pasidžiaugime, kad dar miestelis mūsų pagražėjo, kad turime dar vieną Lietuvoje simbolį ir aš manau tikrai turistai ir mūsų šalies, ir užsienio tikrai norės įsiamžinti prie šito paminklo šioj garsioj aikštėje. Su švente, ačiū. Pagaliau gyva šita aikštė, kuri maždaug nuo 16 amžiaus yra jau žinoma, kad va tokia buvo, kad čia rinkosi turgus kiekvieną antradienį visi žasliečiai ir šio valsčiaus nariai, kurių, pavyzdžiui, prieš karą buvo apie 10 000 Žaslių valsčiaus gyventojų. Tai įsivaizduokime, kiek gyventojų ir senuose nuotraukose prieš karinėse, kuriuose užfiksuota turgaus dieną antradienį šitą aikštę, tai vežimai yra nustoję ne tik štai šitą aikštę, bet ir aplinkinės gatves. Natūraliai paminklas išauga iš praeities ir nėra jokio postamento, jokio atskirimo ir tas grindinys tarsi iškyla visa praeitimi į koloną, į klasikinę koloną, kuri ir laiko tą naująjį žaslių ženklą, naująjį paminklą, skulptūrą, kuris simbolizuoja herbo motyvus, žaslių herbo motyvus. Tai yra javų pėdas ir virš jo yra angeliukai. Tai javų pėdas tai yra labai simboliškas motyvas, ta prasme, kad mes jam mažiau gal skiriam dėmesio, bet jeigu grįžtume bent 100 metų atgal, tai žmonės, kada nukerta pirmuosius rugius, paima tą pėdą ir su apeigos iškilmingai parsineša į namo ir pasideda savo pačioj garbingiausiai vietoj. Jeigu ne tas postumis, kad bendruomenė rinko lėšas, kiekviena beveik šeima aukojo, kiekviena gatvėmis rinko ir todėl tai buvo motyvas ir stimulas matyti, kad po 5 metų sustojimo paminklo eigos, kad tas paminklas toliau įgautų pagreitį ir būtų įgyvendintas šiais metais. Ir noriu pasidžiaugti, kad ir šios kartos žmonės, kurie dabar gyvename, galėjome palikti savo ženklą šioje aikštėje, vidury aikštės, kuris įprasmina ne tik tai praeitį, istorinę patirtį, bet taip pat įprasmina ir dabartį. Ačiū labai. Puikiai prisimenu, kai beveik prieš 8 metus grupelė žasliečių ir žasliečių, jeigu taip galima pasakyti, išeivių, susirinkome šviesios atminties tuometinio seniūno Algimanto Mataičio iniciatyva į kultūros centrą ir jisai pasidalino tokia gražia
naujieną sumanymu. Ir pritarimas iš tikrųjų po tam tikrų aptarimų buvo ir buvo pritarimas besąlygiškas. Tačiau, kaip matote, dėl visiems mums žinomų priežasčių šiek tiek užsitęsė to paminklo atsiradimas, tačiau vis tik tai taip jau ir simboliškai gaunasi, kad buvo planuota labai skubant prieš 5 metus buvusiam jubiliejui, tačiau tas, kas buvo užmanyta, yra įgyvendinta šiomis dienomis. Linkiu Jums tolimesnės sėkmės įgyvendinant sumanymus, prasmės ir įkvėpimų Jūsų veiklai ir naujoms idėjoms. Daugumą aš Jūsų jau mačiau, kurie buvote kaip tik tada susirinkę į tą vieną iš pirmųjų mūsų idėjos aptarimą. Su mūsų visų švente. Gerbėmėjai, šiai dienai ir datai atminti norėtume įteikti šią gražią gėlytę Žaslių seniūnui ir paprašyti, kad jinai būtų išlaikyta iki 560 metų jubiliejaus. Su švente Jūs visus. Ir prisiminiau Volto Disnėjaus žodžius, kuris sakė, jeigu gali apie tai svajoti, tai reiškia, gali ir įgyvendinti. Šis paminklas ir įrodo, kad kažkada žmonės svajoja, kad jis čia atsirastų. Tada reikėjo atlikti ne vieną žingsnį, kad jisai čia atsistotų. Kiekviena Žaslių šeima prisidėjo, kas lietu, kas daugiau. Tad ačiū Jums ir kviečiu svajoti ir įgyvendinti svajones. Dėkoju. Sveikina ir siunčia linkėjimus Kaišiadorių apylinkės seniūnijos gyventojai. Džiaugiamės su Jumis kartu, kad Jūs galite švęsti šitokį gražų jubiliejų 555 metų sukaktį. Ir kiekvienas jubiliejus visuomet yra toks momentas, kai mes galvojame, ką mes jau nuveikėme ir ką mes dar privalome nuveikti. Taigi linkiu Jums visiems ir toliau gražinti, kaip sakė Jūsų bendruomenės pirmininkas, nuveikti kuo daugiau gražesnių darbų, puošti ir gražinti savo miestelį, puoselėti savo vertybės, kurias čia turite. Atkaklaus pasiryžimo įgyvendinant visas bendruomenės svajones. Labadiena, mėly svečiai ir Žaslių miestelio gyventojai. Labai gera yra tokia 555 jubiliejinė šventė. 1457 metais Žaslių pavadinimas buvo istoriniuose šaltiniuose ir todėl švenčia 555 metų jubiliejus. 1522 metais Žasliai paminėtas kaip miestas, taigi dabar yra 490 metai. 1792 metais Žasliams suteiktas Magdeburgo teisės ir herbas. Galima minėti dabar jau 220 metų. 1992 metais yra atkurtas miestelio herbas. Taigi prieš 20 metų Žasliuose buvo surengta didelė šventė. Nuo šiandien mes džiaugiamės puikų paminklą Žaslių miestelio centre. Tai didelis įvykis visų mūsų gyvenime. Taigi labai gera tokia šventė ir labai geras mūsų susitikimas. Dėkui. Kai gimiau ir augau, ir matyt, esu pats vyriausias iš žasliečių, nes nedaug liko tokio mano amžiaus žmonių, yra prisiminimų. Atsimenu 39 metais, kai rugsėjo 1 dieną vokiečiai užpuolė Lenkiją, rugsėjo mėnesį pradėjo Lenkai plūsti į Lietuvą. Ir pirmieji Lenkai atsidūrė taip pat ir Žasliuose. Žaslų seniūnas Šimkūnas išdėstė tos visus pabėgėlius ir pas mus nakvojo keletą Lenkų. Žinoma, tėvai tavo lovą užleido, labai gerai priėmė. Iš šito atsikėlė, klausė, nu kaip. Girdi, sako vienas kitam, kaip svyniaus berlogo. Paskutiniai momentai, jau kada išėjo į miškus mūsų broliai, tai šitoj aikštėj mes matėm paguldytus miškinius. Ir aš
kaip dabar toks vaizdas, guli Lietuvos kapitonas ir šalia ją moteris, žmona, sakė, graži, plaukai šviesus, abudu išdraskyti ir paskui kažkur tai jie palaidojo. Tai buvo, o taip kiekviena būdavo taip, ateina šeštadienis, penktadienis, tai Žaslių stribai išeina į pasalas, jo, ir arba tos atveža, arba anos atveža. Ja. O taip ir gyvenau tais laikotarpis. Nu, paskui kolūkiai, taip toliau. Tokie trumpi prisiminimai, galime daug kalbėti, bet turbūt visi pavargom. Sveikinu su didelė šventė, malonu buvo tarp jūsų. Daug dievė jums geros kloties. Ačiū labai. Gėlės žasliečiams. Ačiū. Ačiū. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi štai žasliai prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, jūs skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas.